Sveiki gyvi, gerbėmieji. Ir vėl norėčiau pasidalinti tokiu savo komentaru. Filosofiniu galim skaityti. Tiksliau, mano atsakymų į vieno iš jūsų komentarų. O būtent Patreono platformai prieš kurį laiką vienas prenumeratorius, rėmėjas, parašė tokią repliką, gana įdomi, kad diskutuojant apie tai, ar protingi turi išnaudoti ar neturi išnaudoti kvailų žmonių, apie ten lygybę, nelygybę ir taip toliau ir panašiai, išreiškia požiūrį, kad tam tikras skirtumas esminis tarp žmonių, sakykime, aukštesnio ir žemesnio intelekto pagal jį yra visiškai natūralus, kad jis atsiliepia jų darbuose, jų socialiniuose santykiuose, tai grubiai šnekant, kad kas protingesnis dirbs tenai, sakykime, daugiau išprusimo ir daugiau žinių ar sudėtingesnių įgūdžių reikalaujantį darbą, kas reiškia mažiau protingas, va jam gal bus daugiau duota raumenų ir jis dirbs tokį intensyvesnį fizinį darbą. Ir po to vedė prie minties, kad jis nesutinka su mano ankstesnėse čia video išreikštų požiūrių ir kelia net mintį, kad greičiausiai Indijos kastų sistema, kur suskirstomi žmonės grubiai į 4 kategorijas, tai brahmanus arba dvasininkus, į kšatrijus arba karius, ten valdovus panašiai, vaišijus, tai pirklius amatininkus, ir galiausiai šudras, tai juodadarbius reiškia darbininkus. Tai kad maždaug tai vos ne atliepia savotiškai žmonių, sakykime, skirtingą dvasinę struktūrą. Čia aš to komentaro ištisai necituoju, perteikiau tik tai esmę, bet man tas komentaras patiko. Ir jis man patiko ne tuo, kad aš pritarčiau viskam, kas jame yra pasakyta, bet tuo, kad jis iškelia iš tiesų aktualų momentą ir pagalvojau jį atsakyti. Ir kodėl man atsakinėti tenai raštu, jeigu galima iškept tuo pačiu video tokį ir tai galbūt duos naudos visiems. Tai va, dėl to dabar čia ir sėdžiu, vėl su tokiu monologu. Ir šiame monologe atsakysiu į vieną aspektą. Tai yra į klausimą, apie ką mes kalbam, kai sakom, lygybė reikalinga. Žodžiu, kokios lygybės mes siekime. Apie ten tas kastas ir žmonių dvasia, jų skirtingas savybės, galėsim kalbėti dar atskiruose laidose. Bet, žodžiu, klausimas čia yra toks. Kokios lygybės mes siekime? Apie ką čia kalba? Tai pradėkime nuo to, kad kai mes, tai yra kairieji, tai yra tie, kurie pasisako už socializmą, už komunizmą, žodžiu, už visuomenę paremtą teisybę, lygybę. Tai kai mes pasisakome už lygybę, mes nekalbam apie lygybę žmonių fizinių ir protinių savybių atžvilgių. Tokios lygybės nėra. Ir labai abejoju, ar ji apskritai gali būti, nes žmonės yra labai skirtingi ir, kaip sakoma, visokie yra, visokie reikia, liaudiškai. Tačiau lygybę mes kalbam labai konkrečiam kontekste ir jei pažvelgus istoriškai, aš sakyčiau, toji lygybė atsiskleidžia 3 pagrindiniais aspektais ar, sakykime, etapais, kurie seka vienas po kito, vienas iš kito. Ir toji lygybė, apie kurią kalba socializmas ir komunizmas, tai yra savotiškai pati žemiškiausia, paprasčiausia, bet tuo pačiu savotiškai ir pati aukščiausia jos forma. Tų etapų, tų lygmenų yra 3, pagal mano supratimą. Tai būtų pirma, metafizinis arba dvasinis, sakykime, lygmuo, antra, teisinis, politinis lygmuo ir trečias, socialinis, ekonominis lygmuo. Kaip suprasti? Kalbant apie pirmąjį, tai iškart galim žiūrėti
ar krikščionybę, ar apskritai pasaulinės religijas. Tai kokią turime nuostatą? Turime nuostatą, kad yra vienas Dievas, yra vienas absoliutas vienoks ar kitoks, ir kad visi žmonės yra šio visuotinio, mūsų tėvo, sakykime, vaikai. Iš to seka, kad visi yra broliai ir seserys. Kaip sakoma, broliai ir seserys Kristuje. Ir čia nebus didelio skirtumo šiuo požiūriu, būtent šiuo požiūriu. Ar mes žiūrėsim ten krikščionybę, ar žiūrėsim senovės žydų pranašus, ar žiūrėsim budizmą, ar zoroastrizmą, ar kitus filosofinius, religinius mokymus senovės. Čia yra konsensuso toks taškas ir jo praktinė reikšmė yra kokia? Jo praktinė reikšmė yra ta, kad jeigu tu priemi šį požiūrį, tai gaunasi taip, kad, yra kitas žmogus ir jis jau vien dėl to, kad yra žmogus, yra vertas tam tikros savaiminės pagarbos. Tai yra, tu negali imti dabar ir tą žmogų paversti, traša savo sodai, paversti jį tiesiog instrumentu. Jis turi savaiminę, savo savybingą vertę. Būtent moralinę vertę. Nes jis yra Dievo vaikas, grubiai šnekant. Ir jeigu mes žiūrėsim istoriškai, tai kai šitą nuostatą įsigali Europos, ir tada ilgainiui matom, kaip vergovės institutas, tai yra institutas, per kurį vieni žmonės yra kitų žmonių nuosavybė, tas institutas palaipsniui nyksta. Ir vergovė išstumia feodalizmas. Dabar antrasis momentas. Teisinis politinis. Čia mes turim reikalą jau su apšvietos epocha, su apšvietos idėjomis. Anglijos ten revoliucijos prie Cromwellio, Oliverio Cromwellio, ar prancūzų revoliucijos idėjomis. Tai grubiai šnekant. Taip, mes turime krikščionišką Europą, formaliai mes visi ten Dievo vaikai, panašiai. Vienas mūsų tėvas, visi vienas Kristuje, bet turim luominę sanklodą, luominę visuomenę, kurioje politinės teisės yra visiškai nelygios, dauguma žmonių tokių iš viso neturi. Ir apskritai net neegzistuoja tokia kaip samprata pilietinių teisių. Turime ką? Turime dvasininkus, turime kilmingosius ten aristokratus feodalus, ir turim visą likusią liaudį. Tai yra arba miestiečius, pirklius amatininkus, arba valstiečius, tiek laisvuosius, tiek baudžiauninkus. Tai šitie trys klasikiniai luomai. Ir tada turime idėjas teisinės, politinės lygybės, kurias iškelia buržuazinės revoliucijos. Tai jos sako grubiai, kad jeigu mes jau visi žmonės ir visi lygus tąją žmogiškąją, ar kaip sakiau, metafizinę, dvasinę prasme, tai tada ir politiniam lygmenį mes turime būti lygus. Ir iškeliamas lozungas, laisvė, lygybė, brolybė. Liberté, egalité, fraternité, kaip prancūzai sakytų. Ir ką? Vėlgi vyksta atitinkami pokyčiai, šitos idėjos triumfuoja, bet tada turime toliau kokią problemą. Turime problemą, kad feodalinė visuomenė, kad irgi paremta piramidė, ten su luominėm privilegijom ir taip toliau, išnaudojamų valstiečių, visų pirma valstiečių, bet tame tarpe ir tam tikrų tųjų feodalinių ir bažnytinių luomų parazitavimų miestiečių sąskaita. Tai šita sistema yra išardoma. Ta sistema viena vertus, kaip sakau, ji buvo tokia neteisinga, galime sakyti, bet kita vertus, ji turėjo kolektyvizmo ir bendruomeniškumo pradus, nes žmogus priklausė konkrečiam luomui. Tarkime, tu būtum buvęs koks, dailidė, daleiskime. Tu priklausai dailidžių cechui, tu esi meistras ir tas cechas, jis turi rūpintis tavim. Ir kas tau be atsitiktų, jeigu tu sąžiningai ten dirbi ir laikaisi to luomo nuostatų, tu iš esmės turi socialinės garantijas ir tavo šeima niekada nepražus. Nes, visuomenė tavimi rūpinsis. Dabar kas įvyksta?
Įvyksta tai, kad šitą luominę sanklodą išstumia kapitalistinė visuomenė. Kapitalistiniai visuomeniai formaliai visi yra lygus šitą prieš įstatymą, bet, kaip sakau ir sakysiu, svieto lygintojas yra kas? Pinigas. Tai tada gaunasi, kad tie, kas turi pinigų daugiau ir kas sugeba jais gerai operuoti, tai yra paversti pinigus į kapitalą, tai kad pinigai suktųsi ir darytų daugiau pinigų, jie iškyla į viršų panašiai kaip prieš tai, kad buvo šitie kunigai ir feodalai. Tai kapitalistai, buržujai. Ir jie atsiduria piramidės viršūnėje ir skirtingai negu feodaliniai visuomeniai, niekas jų neįpareigoja ten rūpintis, reiškia, kad ten nemirtų kažkas iš bado, kad ten kažkas kažką užjaustų ar kažkas kažkam padėtų. Čia kalbam apie 19 amžių. Vat šiame kontekste kyla kokia mintis. Ir ji kyla tarp kitko jau tarp pačios prancūzų revoliucijos dalyvių ir šalininkų. Buvo toksai Babefas, prancūzų revoliucionierius, kurį galima laikyti pirmuoju būtent politiniu komunistu. Nes jei žiūrėt platesnė prasme, tai kad ir Jėzų Kristų galėtumėm laikyti komunistu. Bet būtent politiniu komunistu, kuris siekia įgyvendinimo komunizmo kaip socialinės politinės santvarkos ir kuris pradėjo politinę kovą dėl komunizmo, tai Babefas. Babefas faktiškai suvokė ką? Kad yra formali teisinė politinė lygybė. Bet kas iš tos lygybės, jeigu žmonės turi tiesiog kovoti dėl išgyvenimo? Ir jie neturi laisvo laiko ten politikuoti, kažką ten skaityti, kažkuo domėtis, kažkur ten dalyvauti. Tai gaunasi tuščia frazė. Ir jeigu norime, kad toji politinė teisinė lygybė įgautų realų turinį, kad ji taptų praktinę, faktinę, tai lygybę reikia išplėsti į socialinę, ekonominę sferą. Ir čia jau mes gauname su Marksu, Engelsu ir jų ten sekėjais, daugmaž išbaigta forma, mes gauname tąją socializmo, komunizmo koncepciją, kur yra kalbama apie kokią lygybę. Apie visų žmonių, visų visuomenės narių lygybę gamybos priemonių atžvilgių. Gamybos priemonės tai yra tai, iš kuo mes pasidarome savo pragyvenimo reikmės. Maistą, drabužį, būstą ir taip toliau ir panašiai. Daugiau apie jokią lygybę čia nėra kalbama. Absoliučiai apie jokią. Ir jei žvelgiame šituos 3 etapus ar 3 lygmenis, tai reiktų pastebėti 2 momentus. Pirmasis momentas. Visi jie kyla iš humanizmo, galim sakyti bendra prasme, suvokiant humanizmą kaip nuostata, kad žmonija yra tam tikra visuma, kad mes visi esame kokybiškai, kokybiškai tam tikras vienis. Ir sudarome vieningą rūšį. Tai nereiškia, kad mes visi vienodi, tai nereiškia, kad mes visi vienodai geri ar blogi ar dar kažką. Ir kad mes ir kaip tam tikra visuma istorinė ir kiekvienas atskirai, kad mes galime palaipsniui darytis geresni, tobulėti. Tai yra ne tik, kad pasidaryti savo geresnius žaisliukus ten, mašinas ten tobulesnis, namus ten gražesnis ten, kad ir vaistus kokius geresnis, kad pratemti savo gyvenimą, bet kad mes morališkai ir intelektualiai, žodžiu, dvasiškai ir protiškai, kad mes galim tapti geresni, kad mes galim tobulėti. Tai čia yra išeities taškas. Ir pradžiai dariau užuominai, tai dabar konkretizuosiu. Čia tai toks paradoksas šitos lygybės idėjos, kad tam tikra prasme pats aukščiausias lygmuo yra pats žemiausias ir pats žemiausias yra pats aukščiausias. Kodėl? Nes metafizinis ar dvasinis lygmuo, gali sakyti, iš tikrųjų yra pats aukščiausias. Bet gaunasi, kad jis yra pradinis sustojimas. Pati pradžia. Pirma, mes sakome, kad žmogus yra žmogus ir dėl to jis yra vertas kažko. Ir prasideda žmogaus, kaip savęs suvokimas, kaip
žmogaus ir kaip žmonių rūšies atstovo. Tada kyla mintis, kad pala, tai kodėl nėra teisinės lygybės? Teisinė lygybė yra dar žemesnis lygmuo. Nu, politika, ten teisė, ten dar kažkas. Nu, tai tikrai yra mažiau svarbu negu žmogaus siela ir jo gyvenimo paskirtis. Bet kai žengi šitą žingsnį, tada ta lygybė konkretizuojasi labiau. Nes, nu, kas iš to, kad tu rėksi, va, mes visi ten vieni Kristuje, mes broliai, čia seseris, nu, tu tą brolį ar seserį laikai, nu, kad ir ne vergu, bet baudžiauninku. Nu, ir galų gale yra pati žemiškiausia, pati atrodytų banaliausia, primityviausia lygybės forma, kuri yra socialinė ekonominė. Tai, kad tu negali išnaudoti kito žmogaus, lopstant jo sąskaitą, negali joti jam ant sprando ir kad visiems turėtų būti garantuoti baziniai jų poreikiai, ne? Nu, tai pati žemiausia atrodytų forma, bet ji yra pati aukščiausia ta prasme, nu, tai ta trečioji socialistinė komunistinė, apie kurią mes kalbame ir kurios siekiame mes, nu, kairiųjų pažiūrų žmonės. Vadink mus ten socialistais, komunistais, kaip nori. Čia etiketė, čia ne esmė. Tai ji yra pati žemiausia, pati paprasčiausia, bet ji yra pati aukščiausia tuo požiūriu, kad tik ją įgyvendinus, toji bendra lygybės ir humanizmo nuostata gali tapti, nu, mūsų kasdieninio gyvenimo tikrovė. Tai va, toks būtų pirmas momentas mano samprotavimo. Antras momentas būtų koks? Tai toks patikslinimas tos socialinės lygybės sampratos. Čia noriu pabrėžti, kad ir marksizmo klasikai, tiek Friedrichas Engelsas, knygoje Antidüringas, tiek jau vėliau, po keletos dešimtmečių, Vladimiras Iljičius Leninas straipsnyje Profesorius liberalas apie lygybę, nuorodas į abu šitos tekstus, rasit čia žemiau aprašymę, tai jie abu pabrėžia, kad kai mes kalbam apie lygybę, kurios mes siekime, mes ir kalbam apie socialinę lygybę, apie lygybę gamybos priemonių atžvilgiu. Ne apie suvienodinimą žmonių fizinių protinių savybių ir taipogi ne apie lygiavą. Lygiava tai, kad visi turi vienodai uždirbti, visi turi vienodai turėti daiktų kažkokių. Apie tai nėra kalbos. Tačiau, norint konkretizuoti tą socialinės lygybės idėją, faktiškai mes turime du lygmenius. Turime žemesnį arba pradinį lygmenį, tarybiniuose vadovėliuose įvardinama kaip socializmą, ir turime aukštesnį arba jau pilnai išsivysčiusi lygmenį, tokiuose pat vadovėliuose vadinamų komunizmu. Čia demonstratyviai kabutės naudoju, kadangi šitos sąvokos yra labai sąlygiškos ir galima dėl jų diskutuoti, galima dėl jų ginčytis. Bet kokie tie yra du lygmenys, jeigu žiūrėt patį principą? Tai juos, kas yra įdomu, suformuluoja dar Marksas savo darbe Gotos programos kritika. Nuorodai tai irgi rasit. Tai pirmasis lygmuo sako ką? Sako grubiai šnekant, kad kuriam visuomenę, kurioj iš kiekvieno žmogaus imam pagal jo galimybės ir kiekvienam duodam pagal jo atliekamą darbą, atsižvelgiant į to darbo kiekį ir į to darbo kokybę. Aukštesnis lygmuo, tuo tarpu, jau remiasi nuostata ir išreiškia nuostata, kad iš kiekvieno imam pagal galimybės ir kiekvienam duodam pagal poreikius. Bet girdit? Išklausykit ir labai rimtai pagalvokit. Čia yra didžiulis skirtumas. Bendra tai yra tai, kad ir tas užkerta kelią tiesioginiam žmogaus išnaudojimui kito žmogaus. Bet žemesnis lygmuo numato tokį aš nekenkiu tau, tu nekenki man. Tuo tarpu antrasis jau numato
realiai tokį aktyvų altruizmą ir galima sakyti, visuotinę meilę tarp žmonių. Apie tai šiaip irgi vertėtų padaryti atskirą laidą, apie socializmo ir komunizmo principus ir jų skirtingumą. Bet čia tiesiog tarp kitko tai pažymiu. Ir esminis dalykas yra, kad šitas tikslas yra keliamas kokiu pagrindu, pabrėžiam. Tokiu pagrindu, kad mes jau esame pasiekę tokį materialinį technologinį išsivystymo lygį, kad dauguma tųjų darbų, nuo kurių atlikimo priklauso kas? Kartoju, maistas, būstas, drabužis. Gali atlikti mašinos didžiąją dalimi ir žmonės turės daug laisvo laiko. Žmonėm nereikalingi objektyviai yra kažkokie tai vergai, baudžiauninkai ar dar kažkas, kad atliktų tą juodą darbą. Ir čia kaip pagrindinis siekis iškyla net ne tai, kad lygybė. Toji lygybė yra kaip prielaida, bet iškyla darbo išvadavimas. Ir ne veltui Rusijos imperijoje pirma marksistinė organizacija taip ir vadinasi darbo išvadavimo grupė. Grupa Освобождение труда. Plechanovas, Leninas ir kiti dalyvavo. Tai grubiai šnekant, darbo išvadavimas yra ne kas kita, kaip perėjimas nuo to, kad darbas yra priemonė išgyventi, didžiąją dalimi prie to, kad darbas yra žmogaus savirealizacija. Apie ką beje kalbėjo ir Marksas. Na ir dabar, galiausiai baigiant, tai mes galime ginčytis, galim spekuliuoti. Vat jeigu tai įgyvendinam, socialiniam, ekonominiam, politiniam lygmenį, sukuriam tokią santvarką, kokios bus to pasiekmes. Kas iš to išeis? Čia galima sakyti, ten tie, kas kvaili, jie tiesiog egzistuos savo gyvens, tie, kas protingi reiškės, jie ten gal suklestės, žydės, arba turės šokinėti apie tuos kvailus. Čia realiai priklauso vėlgi nuo tavo išeities taško, nuo tavo vertybinių nuostatų. Aš pats, iš humanistinio taško žiūrėdamas į tai, aš tikiu, kad perėjimas prie šito vis dėlto suaktyvintų potencialą, kuris daugelie žmonių slypi ir niekada nebūna suaktyvinamas, arba kuris tiesiog iššvaistomas ir žmonės būna sužlugdomi tiek šeimų, tiek darboviečių, tiek įvairiausių aplinkybių. Ir čia labai įdomus yra toks praktinis ir teorinis pavyzdys. Tai vėlyvų tarybmečių, Brežnevo laikais, gyveno dar toksai Evaldas Iljenkovas. Paskutinis, sakyčiau, žymus tarybinis marksistinis filosofas, kurį, iš tikrųjų verta studijuoti ir verta laikyti marksisto, ne ten kalikų vadovėlinės medžiagos ir pataikautojų tai valdžiai. Tai Evaldas Iljenkovas užsiminėjo pedagoginiu darbu iš esmės su neįgaliais vaikais. Ir didelę dalį jų jis sugebėdavo ištraukti į tai, kad, jie nemažai pasiekdavo. Ir jis laikėsi tos nuomonės, kad 80% ar daugiau žmonių faktiškai jie galėtų būti kūrėjais, jie galėtų labai ir labai daug nuveikti. Bet kad gebėjimas mąstyti ir kurt yra panašiai kaip gebėjimas vaikščioti. Žodžiu, tai yra tam tikras organinis gebėjimas žmogaus. Organas, kuris už tai atsako, yra smegenis. Ir jeigu tu nelavini to organo arba tu jam neduodi vystytis, tai tu ir sužlugdai vystymas. Ir kad mes gyvenam tokiomis sąlygomis, mes sukuriam tokias sąlygas, pradedant šeimą, baigiant mokyklą ir taip toliau, kur žmogus yra sugniuždomas. Ir šitas organas tiesiog pas daugumą žmonių neišsivysto. Čia tarp kitko yra jo veikalas, kur irgi įdėsiu, čia galės paskaityti rusiškai, kam įdomu. Mokyklos turėtų mokyti mąstyti. Ir jis ten konstatuoja, kad dėja, bet mokyklos nelabai moko mąstyti. Tai va, štai ką aš norėjau pasakyti, mes kai kalbam apie lygybę, mes kalbam apie socialinę lygybę, toji lygybė niekaip nesulygina žmonių
fizinių, protinių savybių, jų sugebėjimų, jų savybių dvasinių, moralinių. Taipogi ji neįveda jokių būdų lygiavos, nes kiek tu dirbsi, tiek tu ir turėsi. Bet ji realiai praktiškai siekia sulyginti galimybės ir išlaisvinti kelią kiekvienam žmogui realizuoti save kaip asmenybė. Ir toks yra mūsų tikslas. Tai va, tiek tada šitoj laidoj norėjau pasakyti, kaip visuomet. Jeigu jums patinka, spauskit patiktukus, dalinkitės, platinkit ar finansiškai paremkit, jei turit ką pasakyti, rašykit komentarus ar čia, ar man asmeniškai. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų laidų. Sėkmės visiems.